Ir dabar iš Velykų mes galim padaryti gražią, nuostabią šio rytmečio gamtos šventę. Bet juk tai yra tik tai išorė. Pirmiausia, klausiam, ar šiandien šį rytą susirinkus tavo ir mano širdį yra žodis mūsų? Šitos šventos mišios yra aukojamos už mus. Tai reiškia, kad mes meldžiamės vieni už kitus. Dalis iš tikrųjų nepažįstam vieni kitų, nei vardo, nei pavardės, kai kurie galbūt matom viens kitą pirmą kartą. Tačiau kiekvieną kartą, kai susirinkam bendrai maldai, mes meldžiamės Tėve mūsų maldoj, kuriame yra žodis mūsų. Ar gale esantys žmonės meldžiasi už priekį esančius žmonės, kurių tik geriausiu atveju pakaušius ar šukuosinas mato, o priekyje tie, kurie net nemato, kas yra užnugaryje. Va čia reikalinga ta vienybės dvasia, kad suvoktumėm ir suprastumėm, kas yra prisikėlimas. Juk iš bet kokios tikėjimo šventės mes galim padaryti gražią išorinę šventę, kuri nekeičia mūsų širdies. Ir dabar iš Velykų mes galim padaryti gražią, nuostabią šio rytmečio gamtos šventę. Bet juk tai yra tik tai išorė. Vakar buvo prasta diena, prastas oras, dangus ir žemė maišėsi, vėjas didžiulis, o šiandien nepaprastai gražu. Ramu saulė šviečia ir labai gaivu. Bet juk, mėly broliai ir seserys, Velykos yra ne apie išorę, o apie vidų. Apie tai, ką šventasis raštas kalba apie mūsų širdį. Prisiminkim, šventasis raštas sako, kad širdis yra vieta, kur aš ir tu priimam sprendimus. Ir tiesa apie mane ir tave yra niekur kitur kaip širdyje. Nes juk puikiai žinom, kad žmogus pažįstamas ne žodžiuose, ne tik žodžiuose, bet labiausiai savo veiksmuose. Tad šiandien, mėly broliai ir seserys, ir klausiam, ar mano ir tavo širdis yra pasiruošusi leisti Dievui praplėsti ją, kad šalia esantys žmonės net visiškai nepažįstami taptų savi, kad tas įprastinis sveikinimas brolis ir sesuo reikštų šitą daugiau negu tik tai paprastą garsą. Štai kodėl šiandien, klausydamiesi Evangelijos, puikiai suprantam, kad gyvenime, kaip ir Evangelijoje, labai panašu. Štai žiūrėkim, yra jaunas mokinys, kuris nubėga greičiau, ir kiek vyresnis Petras, kuris užtrunka, nebegali taip greit atbėgti prie to tuščio kapo. Ar nepanašiai su mano ir tavo gyvenimu? Juk vieniem tikėjimas atėjo kartu su motinos pienu, o štai kitus Dievas surado kur kas vėliau. Bet ir vieni ir kiti esam pakviesti šį rytą tam, kad paliudytume. Kapas tuščias, Jėzaus nėra, bet nėra ne todėl, kad jis tiesiog užsiėmęs kitais reikalais, bet todėl, kad prisikėlė. Ir mes visi kartu melsdamės ir prašom, kad Dievas prikeltų ir mus, mūsų gyvenimus padarytų truputį kitokius, kad mes pamatytume pasaulį ne kažkaip iškreiptai, bet iš tikrųjų toks, koks jis yra. Šventieji, kurie savo gyvenimą paskyrė draugystei su Dievu, visi kaip vienas kalba apie širdies nutyrinimą. Kai ateina laikas ir žmogus žiūrėdamas į kitą žmogų mato ne tik išorinį veidą, ne tik jauną ar pagyvenusią, bet mato Dievo atvaizdą taip, kaip tas žmogus yra sukurtas. Ir visi mes turim nors keletą akimirkų tokių, kai turim tą patirtį. Juk tą akimirką, kai tavo ir mano širdį žiūri į žmogų, kurį mylim, matom jame Dievo atvaizdą. Esam pasiruošę padaryti daug įvairiausių, kad ir sunkių dalykų, kad tik padėtume šitam žmogui. Ir tą akimirką, kai mūsų širdis apsiniaukia, kai mes nebemylim, staiga šalia esantys žmonės tampa mum kliūtim ar varžovais. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys,
šiandien mes meldžiamės ir prašom, kad tie angelai, kurie praneša ir paaiškina moterims apie tai, kad Jėzaus nėra, ir mums pasakytų tą naujieną, kad Kristus prisikėlė, kad Jėzus prisikėlė tam, kad ateitų į tavo ir mano širdį. Ir toje vietoje ateitų ne su priekaištu, bet su tai žodžiais, su kuriais jis aplanko savo pirmuosius mokinius. Ramybė jums, jis sako. Juk skaitydami Evangeliją mes matom, kaip įvairiai mokiniai eldėsi. Didžioji dalis išsigando ir pabėgo, kai kas išdavė, kai kas vėl prisigalvojo kažkokių dalykų. Ir mums atrodytų, kad Jėzus turėtų ateiti ir pirmoji vietoj papriekaištaut, kaip dažniausiai darom mes patys ar šalia esantis žmonės. Bet ne, Jėzus neužsiima tokiais dalykais ir nešvaisto laiko. Jisgi puikiai žino, kad priekaištas paprastai sukelia susierzinimą, bet neišlaisvina to širdies. O Dievas labiausiai trokšta, kad tavo ir mano krūtiniai būtų drąsi ir laisva širdis. Kartą vienas angelas stebi kitą angelą, kuris tiesiog laksto pirmyn atgal, visas uždusęs, zuja į žemę, atgal pas Dievą, į žemę, atgal pas Dievą, be jokios minutės pertraukos. O jis karts nuo karto nuskrenda į žemę, grįžta atgal, o dažniausiai tai tiesiog nuobodžiauja. Ir štai žiūrėdamas į tą nuolat bezujantį angelą, jis klausia, ko tu toks nenuosėda? Juk kodėl tu taip lakstai pirmyn atgal? Pats suplutęs pailsėk. Ir tas angelas sako, negaliu, nes mano užduotis yra visus žmonių prašymus nunešti tiesiai pas Dievą. Tiek daug reikalų žemėje, kas prašo išgyjimo, kas reikalų sutvarkymo, kas šviesos, kas išminties, o tu ko sėdi be darbo, juk beveik nieko neveikia. Ir tas kitas angelas jam sako, o mano maldos kitokios. Aš nešu Dievui tik tas maldas, kurios prasideda dėkoju Dieve už tai. O jų iš tikrųjų nėra tiek daug, todėl ir neturiu ką veikti. Sakykit, mėly broliai ir seserys, šiandien Velykų švenčių proga, būdami Dievo akivaizdoje, ar matom Dievo ir žmonių gerumą savo gyvenime? Juk dėkingumas mano ir tavo širdį priklauso nuo to, ar aš ir tu matau realiai savo gyvenimo patirtį Dievo ir kitų žmonių gerumo veikimą. Tik tada, kai matom ir atpažįstam ir pripažįstam, mūsų širdį ateina džiugesys ir dėkingumas. Ir šiandien linksmai šyptelėję galėtumėm sakyti, o juk galėtumėm tą angelą privers daugiau darbuotis, kad mūsų maldoje ir mūsų tarpusavio bendravime būtų vis daugiau to dėkingumo, atpažįstant ir pripažįstant, kad jeigu šalia esančių žmonių nebūtų jų širdies gerumo, mūsų gyvenimas būtų prastesnis. Ir jeigu šiai dienai mano ir tavo širdies akys sirgtų, paprašytume, kad prisikėlęs Jėzus jas išgydytų. Juk taip, kaip jis gydė, kaip pirmajam skaitiny girdim, kad pasakojama, Jėzus gydė tam, kad Dievo karalystė ateitų į žmonių gyvenimą. Juk, mėly broliai ir seserys, kaip pasikeistų gyvenimas, jeigu Dievas išgydytų vaiko širdį. Ir jis žiūrėdamas į savo tėtį ir mamą, pamatytų meilė ir rūpestį. Ir jo širdį užlietų dėkingumas, o ne priekaištai, kurie dažniausiai lūpose pasirodo su žodžiais per mažai. O jeigu taip Dievas išgydytų mano ir tavo širdį ir pamatytume taip, kaip Dievas nuostabiai sukūrė visą mūsų gyvenimą. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, Jėzus neateina su priekaištais. Priekaištai suerzina, bet nepakeičia širdies. Ir mes žmonės labai dažnai
nesuprantam šitų dalykų. Apie tai kitas pavyzdys. Kartą viena maža mergaitė turėjo vieną svajonę. Ji labai norėjo turėti raudoną gražų dviratį. Raudoną, su baltom juostelėm, blizgantį, chromuotų vairu ir nepaprastai blizgančiais ratais. Tačiau tas dviratis pakankamai brangus, tėvai neturtingi ir nebuvo tokios galimybės kaip dabar, kad galėtum užsisakyti internetu ir atsiųstų. Tėvai kiekvieną dieną matydami, kaip jį žiūri į vitrinoje esantį dviratį, kai jų dukra žiūri ir blizga jų akis, susižvalgė, pradėjo taupyti pinigus, kol galiausiai sutaupė ir pasakė, pirksim tau dviratį. Mergaitė labai džiaugiasi, krykštauja, bet štai tėtis sako, bet čia yra didžiulė atsakomybė. Mes nupirksim tau dviratį, bet štai tau sąlygos. Turi gerai mokytis, turi daryti visus namų darbus, turi ruošos darbus daryti, turi paklust ir svarbiausia, turi pasirūpinti, kad tas naujas dviratis nebūtų subraižytas ar kažkaip įlenktas. Ir štai nuperka dviratį, parveža, pastato į kalidorių ir mergaitė žiūri. Norėtų paskambinti skambučiu, bet prisimena, jog tėvai sakė, kiekvieną kartą, kai norėsi naudoti šituo dviračiu, turėsi gauti leidimą, turėsi atsiklausti, kur važiuoti, kada grįžti. Ir mergaitė atitraukė ranką, galvodama, o jeigu reikia ir skambučiu paskambinti tėvų leidimo. Kitą dieną ji jau net nebežiūri į šitą dviratį, nes savo širdį negali niekaip sudėlioti. Savo svajonę apie laisvę, kaip jį važiuos, kaip vėjas iš tikrųjų jos plaukus kedens, su tais reikalavimais tą padaryk, aną padaryk. Dar trečią dieną jį nuo pat ryto daro namų darbus, visus ruošos darbus ir galiausiai pavargsta vakare, kad nebeturi jokio noro net važiuoti dviračiu. Ir tėvai nebesupranta, kodėl net nežiūri į tą pusę jų dukra. O vaikas savo širdį nesugeba paaiškinti, kas nutiko jos širdžiai. Tai bėgo dienos ir mėnesiai, kol galiausiai tėvai išvažiavo kitur ir išvažiuodami pardavė tą dviratį. Kaimynams už pusę kainos. Ir jų berniukas tučtuojau sėdo ant dviračio ir važiavo, krykštaudamas ir iš džiaugsmo šūkaudamas. Sakykit, mėly broliai ir seserys, ar nedažnai taip įsivaizduoja mano ir tavo širdis Dievo veikimą, kad Dievas tarsi duodamas mums gyvenimą užkrauna visokiais reikalavimais. Tvarka turi būti, bet Dievas kviečia į laisvę, kuriame iš tikrųjų yra ta gyvybės jėga. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, vienoj šventojo rašto vietoj yra sakoma, atsitieskit ir pakelkit galvas, jūsų išvadavimas arti. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, sveikinam vieni kitus su ta švente. Kristus prisikėlė ne tam, kad prislėgtų mus, bet kad mus prikeltų laisvei ir džiaugsmui. Amen.